Sveiki, mėlyje mokiniai. Jau seniai nefilmavau tokio tipo vaizdo įrašo ir pagalvojau, kad šiandien reikėtų jums trumpai aprodyti Porto miesto parką. Taigi šiandien aš esu Porto miesto parke, vaikštau, truputėlį ilsiuosi, penktadienio popietė, turiu šiek tiek laisvo laiko, pagalvojau, kodėl neišeiti pasivaikščioti ir kartu su jumis nepasikalbėti, kad turėtumėte ko paklausyti lietuviškai. Tai va, šis vaizdo įrašas bus skirtas viduriniojo lygio mokiniams, kurių lietuvių kalbos supratimas yra aukštesnis negu A2. Galbūt pavyktų pasiklausyti ir A2 lygio mokiniams, kurių klausimo įgūdžiai yra geresni, tačiau gali būti truputėlį iššūkis. Bet jeigu jūs mėgstate iššūkius, galite klausytis tikrai toliau. Tai va, eikime pasivaikščioti su manimi. Šis parkas labai gražus, aš iš dalies jaučiuosi čia kaip Lietuvoje, kadangi čia yra daug žolės, daug medžių ir net keletas mažų ežerų. Taigi keletas mažų ežeriukų, labai gražu, daug gyvūnų, čia turime daug įvairių paukščių, ančių, gulbių ir taip toliau. Vėliau šiek tiek daugiau pafilmuosiu pačią aplinką, kad galėtumėte pamatyti. Na va, ir mes vaikščiame čia. Grožėmės portugališką gamtą ir dėl to man čia ir patinka. Ispanijoje tikrai trūko gamtos, trūko žalumos, kurią matote aplinkui visur čia. Čia tikrai yra labai žalia, lyginant su Ispanijos pietumis. Andalūzija, pavyzdžiui, Andalūzijos regionu, ar ne? Ten tikrai yra labai sausa. Gražu, bet kitaip nei mes lietuviai esame įpratę. O čia yra ta gamta, kurios mums dažnai trūksta ir malonu kartais čia ateiti, kai turiu laisvo laiko. Šiek tiek pasivaikščioti, atsipalaiduoti, pailsinti akis nuo monitoriaus, nuo kompiuterio, kadangi tiek dirbu, tiek mokausi, tiek kuriu šios vaizdo įrašus, sėdėdamas prie kompiuterio, būdamas prie ekrano. Taigi karts nuo karto reikia truputėlį pailsinti akis ir išeiti kažkur į gamtą. Ir jo, pasivaikščiokime daugiau. Aš galbūt pafilmuosiu ne vien patį parką, galbūt pafilmuosiu ir aplink esančias vietas, kad galėtumėte susidaryti bendrą įspūdį. Rajone, kuriame yra parkas, šis rajonas vadinasi Matosinhos. Ir šiame rajone taip pat žmonės mokosi plaukti banglentėmis. Čia labai populiarus banglenčių sportas ir čia daug kas ateina mokytis, kaip plaukti banglentėmis. Taigi galima ateiti pasideginti į paplūdimį, galima paplaukyti vandenyne, galima pasimokyti plaukti banglentėmis, ko aš dar kol kas nedariau ir nežinau, ar darysiu, galbūt pabandysiu, galbūt ne. Jei pabandysiu, tikrai sukursiu kokį nors trumpą vaizdo įrašą šią temą. Tai va, ir galima ateiti, žinoma, pabūti šiame parke. Portugalai labai mėgsta čia būti kartu su šeimomis arba su draugais. Penktadienį galbūt dienos metu žmonių čia yra daugiau, bet savaitgaliais čia visą laiką žmonių gana nemažai. Matome, tarkime, jaunuolius, paauglius su draugais, sėdinčius ant žolės, bendraujančius, nežinau, jie groja gitara, žaidžia kamuoliu, veikia, ką veikia paaugliai, ar ne? Ką veikia portugalų paaugliai. Užsiiminėja paaugliškais reikalais. Ir čia yra tokia kaip jų susitikimo vieta. Bet jie labai ramus. Tikrai jie netriukšmingi. Man atrodo, kad labai ramus paaugliai. Jaunimas tikrai ramus. Taip pat čia būna tokie kaip, nežinau, piknikai galėtume galbūt pavadinti iškylos. Pavyzdžiui, anksčiau būdavo labai populiaru, kai aš buvau mažas, eiti kažkur į gamtą su dekiais, maistu, ar ne, daryti tokį pikniką. Portugalai taip pat labai mėgsta piknikus. Ir eina, daro tokias iškylas, valgo maistą, irgi žaidžia su vaikais. Tai labai smagu matyti tokį bendruomeniškumą. Daug kartų, ar ne, vaikai,
tėvai, seneliai. Tai irgi yra gana populiaru. Ir šiaip ateina žmonės pailsėti čia. Labai dažnai galima pamatyti žmonės tiesiog miegančius kažkur ant dekio. Ar ne, tarkime, galbūt jie skaniai pavalgė prieš tai kokiam restorane, daug prisivalgė ir atėjo čia truputėlį pamiegoti, atsipalaiduoti, pailsėti. Taigi Lietuvoje tai nėra dažnas atvejis, ar ne? Jeigu žmogus miega parke, atrodo keistai. Portugalijoje ne. Taigi čia yra gana dažnas atvejis ateiti tiesiog pabūti, pailsėti, atsigauti, galbūt po sunkios darbo dienos, galbūt, nežinau, visą dieną žmonės kažkur vaikščiojo, ateina tiesiog čia pabūti ant žolės. Taigi gana įdomi vieta. Čia taip pat yra šiame parke ir dažnai vyksta įvairūs koncertai. Mes jau buvome 2 koncertuose, buvo gerai žinomos grupės kaip Gorillaz, Massive Attack. Taigi atvyksta įvairių gana garsių grupių čia ir koncertuoja. Taip pat dažnai vyksta įvairių muzikos renginių, kur koncertuoja vietiniai kažkokie atlikėjai, galbūt iš Portugalijos, galbūt iš Brazilijos. Mes šių atlikėjų nežinom, kadangi dar nesame susipažinę su portugališka muzika tiek, kad jo žinotume, tačiau matome, kad tai pritraukia daug žmonių. Ir kai čia vyksta koncertai, šis parkas būna sausakimšas. Sausakimšas reiškia, kad jis yra pilnas. Čia praktiškai nėra vietos, ar ne? Jau tokiais atvejais aš stengiuosi čia nebūti, nebent tikrai noriu pats pasiklausyti muzikos ir pabūti festivalyje. Tai jeigu vyksta koncertas, jeigu jums įdomu, tikrai yra gera vieta apsilankyti, bet jeigu mėgstate būti parkuose tuo metu, kai čia yra mažiau žmonių, kaip dabar, koncertai nėra tikrai geriausias metas tam. Tačiau čia yra ir kitų dalykų. Pavyzdžiui, galbūt keistai nuskambės, bet labai įdomus ir puikus tualetai. Galbūt keista, ar ne, kad kalbu apie tokius dalykus, tačiau jie yra tikrai labai tvarkingi, labai erdvūs. Niekada nejaučiu diskomforto ten, jeigu reikia nueiti dėl kažkokių reikalų, ar ne? Susitvarkyti reikalus, taip sakant. Taigi labai dėl šio dalyko džiaugiuosi, nes dažnai parkuose tualetai arba būna užrakinti, arba jų iš vis nebūna, arba jie būna labai blogos kokybės. Čia, ačiū Dievui, jie yra, tarkime, jeigu jūs esate su vaiku, yra vieta, kur galima pakeisti vystyklus, pakeisti pampersus, ar ne, sutvarkyti vaiką. Taigi tikrai toks pritaikytas parkas šeimoms. Tikrai daug kas čia yra apmąstyta. Pats parkas yra gana didelis. Jis nėra mažas, čia yra tikrai kur pasivaikščioti. Galima praleisti, kad ir pusę dienos, aš manau, čia. Aišku, vaikščiant ne. Čia jau visą parką tikrai galima apeiti per kokią valandą, jeigu vaikščiojate takais. Tačiau, jeigu niekur neskubate, truputį pavaikščiojate, pasėdite ant suoliuko, vėl pavaikščiojate, pasėdite kažkur kitur, tikrai yra daug kur nueiti. Ir čia galbūt yra pirmoji vieta, kurią aš filmuoju Portugalijoje, lauke. Ir jeigu jūs norėtumėte ateityje daugiau pamatyti panašaus tipo vaizdo įrašų, prašau palikite komentarą ir aš pamąstysiu, kurią kitą vietą galėčiau pafilmuoti ir jums parodyti. O jeigu jūs jau turite vietų, kurias norėtumėte pamatyti kažkur Porto mieste arba netoli Porto, parašykite komentarą ir aš pamąstysiu, galbūt ateityje galėčiau truputėlį pavaikščioti, pafilmuoti, aprodyti jums įdomias vietas ir žinoma, suteikti galimybę daugiau pasiklausyti manęs kalbančio lietuviškai. Ir jeigu jūs norite dar labiau pagerinti savo lietuvių kalbos įgūdžius, kviečiu jūs prisijungti prie vieno iš mano kalbėjimo klubų. Galbūt jūsų lygis jau yra A2. Jūs išlaikėte lietuvių kalbos egzaminą ir jaučiatės, kad pagaliau turiu sertifikatą, turiu A2 lygį, bet aš nesijaučiu, tarsi mano lygis iš tikrųjų būtų A2. Aš to nejaučiu. Pavyzdžiui, mano kalbėjimas dar vis stringa. Man dar vis sunku bendrauti paprastomis temomis. Pavyzdžiui, papasakoti apie savo savaitgalį, arba apie savo laisvalaikį, apie savo darbą,
ar kažką tokio gana kasdieniško. Taigi, jeigu jūs jaučiatės, tarsi jums dar yra sunku kalbėti šiomis temomis, galite apsilankyti mūsų A2 kalbėjimo klube, kuris vadinasi Lithuanian Language Lab. Tai yra klubas būtent skirtas tiems, kurie jau išlaikė egzaminą, bet dar nori truputėlį sustiprinti savo kalbėjimo įgūdžius. Kitas klubas yra Lithuanian Speaking Club, kuris yra skirtas B1 lygio mokiniams arba aukštesnio nei B1 lygio mokiniams. Ten mes bendraujame labiau abstrakčiomis temomis ir naudojame įvairesnes gramatinės struktūras, platesnį žodyną. Vėl kalbamės apie ne vien kasdienybę, bet galbūt apie kažką plačiau, apie istoriją, kultūrą, apie vertybės, apie gyvenimo būdą, kažką, kas nėra visiškai skirta A2 lygiui. Tai va, jeigu norite prisijungti prie B1 ir aukštesnio lygio kalbėjimo klubo, mes jūsų lauksime taip pat. Ir ateityje planuoju sukurti dar vieną klubą, kuris bus labiau skirtas žmonėms, kurie ruošiasi A2 egzaminui. Galbūt jie jau jaučiasi gana tvirtai gramatikoje, galbūt jie jau jaučiasi tvirtai klausime arba skaitime, bet dar jaučiasi netvirtai būtent kalbėjime. Taigi šis klubas bus skirtas būtent jiems. Ir kol kas dar nieko mano tinklalapyje apie tai nėra, bet ateityje tikrai kelsiu informaciją apie numatomas klubo veiklas. Bendras kursas turbūt truks apie mėnesį arba 2 ir jis bus skirtas būtent tiems, kurie nori pasiruošti kalbėjimui. Ir jaustis tiesiog patogiau kalbant, ne vien egzaminui, bet ruošiantis tiesiog gyvenimui bendrai Lietuvoje. Tai va, ir visą informaciją, kaip visada, galite rasti mano internetinėme tinklalapyje www.lithuanianwithpaulius.com. Ten galite pasiskaityti daugiau apie mano kalbėjimo klubus ir kitus kursus ir taip pat galite jiems užsiregistruoti. Taigi daugiau informacijos rasite ten, o aš šiandien jums sakau iki. Jau man reikia dėja grįžti namo, tęsti darbus, toliau vesti pamokas, taip pat sumontuoti šį video, kad jį pamatytumėte šiandien, o ne kitą dieną, nes aš filmuoju penktadienį ir norėčiau, kad jūs jį pamatytumėte taip pat penktadienį. Jei nespėsiu, gali būti, kad žiūrėsite šeštadienį. Taigi, atsiprašau, bet pabandysiu išleisti jį kuo greičiau, nes noriu kiekvieną savaitę su jumis pasidalinti bent vienu vaizdo įrašu, kad jūs turėtumėte ko pasiklausyti savaitės bėgyje ir taip pagerinti savo lietuvių kalbą. Taip, kol kas tiek. Jeigu turite pasiūlymų kitiems vaizdo įrašams, kitoms temoms arba kitoms vietoms, nes šiandien buvome Porto miesto parke, galbūt norite apsilankyti kokioj kitoj vietoj su manimi kitą kartą, lauksiu jūsų komentarų, o kol kas iki pasimatymo. Viso.